Iki. Biblioteka teikia mokymus apie informacijos šaltinių paiešką. Juos išskaidėme į 3 dalis. Pirmoje dalyje susipažinome su kolegijos bibliotekos ištekliais, kokius informacijos šaltinius galime naudoti studijų rašto darbuose. Taip pat apžvelgėme pagrindinius šaltinių paieškos ir atrankos principus kolegijos virtualioje bibliotekoje. Antroje dalyje susipažinome, kaip galime atlikti išsamesnę paiešką pasirinkus konkrečias paieškos vietas prenumeruojamose duomenų bazėse. Šioje trečioje dalyje susipažinsime, kaip atlikti paiešką atvirosios prieigos duomenų bazėse bei mokslinės informacijos paieškos sistemose. Apžvelgsime šaltinių paieškos ir atrankos principus bei bibliografinių aprašų gavimo ypatumus. Atvirosios prieigos ištekliai tai nemokama prieiga prie mokslinės literatūros. Kolegijos biblioteka atrenka ir siūlo geriausius Lietuvos ir užsienio atvirosios prieigos išteklius, kuriuos galime rasti virtualioje bibliotekoje bei atvirosios prieigos duomenų bazėse ir mokslinės informacijos paieškos sistemose. Kauno kolegijos studijų rašto darbuose šaltinių bibliografiniai aprašai turi būti sudaryti pagal APA stiliaus tarptautines taisykles. Pastebėsime, jog daugelį bibliografinių aprašų automatiškai galime gauti virtualiose bibliotekose, duomenų bazėse, taip pat mokslinės informacijos paieškos sistemose. Dabar apžvelgsime atvirosios prieigos paieškos galimybės, taigi esame kolegijos internetinėje bibliotekos svetainėje. Viršutinėje meniu juostoje pasirenkame ištekliai, paieškos vartai. Atvirosios prieigos šaltinių paieškos sistemos pasižymi tuo, kad teikia prieigą prie įvairių kokybiškų šaltinių rūšių iš duomenų bazių ar kitų paieškos vietų. Jos gali būti skirtos konkrečios institucijos bendruomeniai. Pavyzdžiui, Kauno kolegijos virtuali biblioteka. Ji skirta Kauno kolegijos bendruomeniai. Čia galima atlikti paiešką daugelį įvairių išteklių, tai bibliotekos elektroninio katalogo, institucinėje elektroninėje talpykloje, kitose atvirosios prieigos ištekliuose bei prenumeruojamose duomenų bazėse. Detaliau išsiaiškiname pirmoje dalyje. Galime susipažinti su paieškos galimybėmis, perskaičius čia pateiktą informaciją, arba peržiūrėti vaizdo įrašą, kaip naudotis šią virtualią biblioteką. Paieškos sistema gali būti skirta šalies akademiniai bendruomeniai, pavyzdžiui, ELABA, Lietuvos akademinė virtuali biblioteka. Ji yra skirta Lietuvos akademiniai bendruomeniai. Čia galime rasti nemokamus Lietuvos ir užsienio šaltinius, susipažinti, ką tyrinėjo įvairūs Lietuvos mokslininkai, atsiverti disertacijas, monografijas, apžvelgti įvairių Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų baigiamuosius darbus. Taip pat detaliau išsiaiškiname pirmoje dalyje. Yra tarptautinės sistemos, kurios skirtos pasaulio mokslinės informacijos paieškai. Jos šiek tiek yra skirtingos. Taigi, pirmoji Google Mokslinčius, Google Scholar, tai yra mokslinės informacijos paieškos sistema. Čia galime rasti įvairių sričių šaltinių. Jei būsime kolegijoje ir prisijungę prie kolegijos tinklo per VPN, atsiversime žymiai daugiau šaltinių. Taigi, dabar atliksime paiešką Google Scholar, aktyvuoju adresą. Šiame puslapyje galime įsirašyti norimą užklausą vieną ar kelis raktinius žodelius, bet gausime tikslesnę paiešką tikdami išplėstinę paiešką. Taigi šiame puslapyje kairėje pusėje pasirenkame 3 brūkšniukus, kuriuos paspaudę pasirinksime išplėstinę paiešką. Dabar
įrašyti raktinius žodžius, ieškoti straipsnių su visais žodžiais ar kiti pasirinkimai. Taip pat galime ieškoti pagal autoriaus pavardę, norimo žurnalo pavadinimą ir laikotarpį. Įsirašysime norimą užklausą. Dirbtinio intelekto, kad neieškotų kitų dirbtinių dalykų arba emocinio intelekto, šiuos du žodžius išskirsime kabutėmis ir naudosiu loginį operatorių or arba įrašysiu tuos pačius raktinius anglų kalba. Daugiau kaip 50% mokslinės informacijos yra būtent šia kalba. Taip pat galime įrašyti nepageidaujamus žodžius, su kuriais nenorime gauti šaltinių. Bet kur straipsnėje gali būti netiksli paieška, pasirinksime straipsnio pavadinime. Taip pat pasirinksime laikotarpį nuo 2017 iki 2023 metų. Štai galime spausti ieškoti. Gauname rezultatus, tai yra 19 000. Dabar belieka pasirinkti norimo pavadinimo straipsnį ir pasižiūrime, ar yra pilno teksto dokumentas, o tai atspindi dešinėje mūsų pasirinkto straipsnio, pasirinkto pavadinimo pusėje turėtų būti pilno teksto dokumentas kažkuriam formate, PDF arba HTML formate. Štai mes matome dvi K raideles, tai reiškia, kad yra kolegijos prenumeruojamas šaltinis. Kaip ir minėjau, jeigu esame kolegijoje arba prisijungę prie kolegijos tinklo per VPN, gauname žymiai daugiau rezultatų. Pasirinkome norimą straipsnį, jį galime išsisaugoti, peržvelgti, kokiuose šaltiniuose ši informacija yra cituojama, peržvelgti susijusius straipsnius, gauti šaltinio bibliografinį aprašą. Mes kolegijoje naudojame APA stiliaus taisyklės, taigi štai ir nusikopijuojame aprašą, kuris yra būtent pagal APA mokslinį stilių. Pateikiame šį aprašą literatūros sąraše, kadangi tai yra elektroninis šaltinis, mums reikia papildomos informacijos, tai yra elektroninio adreso. Atsiveriame pilno teksto dokumentą. Ir kartais pirmame straipsnio puslapyje, būtent pirmame, būna pateiktas DOI adresas, tai yra, jeigu straipsniui yra suteiktas nuolatinis skaitmeninis identifikatorius, kurį mes pažįstame būtent iš 3 raidelių, DOI, tai mes galim nusikopijuoti štai šį adresą ir pasipildyti mūsų aprašą, kurį jau nusikopijavome būtent prieš tai. Jeigu straipsniui nesuteiktas DOI adresas, tai yra jis neturi to nuolatinio skaitmeninio identifikatorius, mes nerandame pirmame puslapyje šio adreso, tiesiog nusikopijuokime viršuje takelėje esančią elektroninį adresą. Esminis skirtumas tarp DOI adreso ir paprasto URL yra, jeigu straipsniui suteiktas štai tas nuolatinis skaitmeninis identifikatorius, tai visai nesvarbu, kurioje vietoje skaitmeninėje erdvėje, kurioje duomenų bazėje ar sistemoje yra publikuotas straipsnis, jis turės štai tą patį nuolatinį elektroninį adresą, DOI adresą, tuo tarpu, jeigu jam nesuteiktas nuolatinis skaitmeninis identifikatorius, tai tie adresai gali būti labai skirtingi, priklauso nuo to, kurioje vietoje skaitmeninėje erdvėje jis yra publikuotas. Taigi sudarėm tinkamą aprašą. Žvelgiam, kaip galime atlikti paiešką būtent Google mokslinčių mokslinės informacijos paieškos sistemoje. Grįžtame į paieškos vartus. Semantic Scholar. Čia galime rasti įvairių sričių šaltinių. Taip pat, jeigu būsime kolegijoje ir prisijungę prie kolegijos tinklo per VPN, atsiversime žymiai daugiau šaltinių. Taigi aktyvuojame adresą. Įsirašome norimą užklausą, ieškosime dirbtinis intelektas. Spaudžiame ieškoti. Čia vėlgi nepamirškime, kad galime atlikti paiešką ir anglų kalbą ir tikrai gausime daugiau rezultatų. Čia paiešką rezultatų, štai gauname apie 140 rezultatų, juos galime tikslinti. Galime pasirinkti norimą sritį. Taip pat labai svarbus yra
laikotarpis. Su kursoriu galime tiesiog traukti nuo norimo laikotarpio iki, bet galim tiesiog pasirinkti paskutinių 5 metų ir štai sutvarko mums sistema pagal mūsų pageidavimus. Taip pat pasirinksime, kad būtų pilno teksto dokumentas, kad nebūtų tik tai pavadinimas ir santrauka. Na ir be abejo galim pasirinkti daugiau paieškos kriterijų ir apribojimų. Dabar mums reikia pasirinkti norimo straipsnio pavadinimą. Matome PDF ikonėlę, tai gali būti atvirosios prieigos arba prenumeruojamas, kaip minėjau, jeigu esame kolegijoje, arba prisijungę prie kolegijos tinklo per VPN. Taigi štai atvirosios prieigos ir štai taip atrodytų prenumeruojamas šaltinis. Pasirenkame norimo pavadinimo straipsnį, galim jį įsisaugoti, susikurti įspėjimą ir galime gauti jo bibliografinį aprašą, jeigu naudojame informaciją iš to pasirinkto šaltinio, ji yra vertinga. Taigi, pilno teksto dokumentą skaitom paspaudę PDF ikonėlę, Site ikonėlę mums leis gauti bibliografinį aprašą. Štai mums yra paruoštas aprašas, bet šis BibTeX formatas yra skirtas bibliotekų duomenų bazėms. Taigi, mums reikia APA stiliaus, kad gautume tinkamą aprašą, spaudžiame APA stiliaus ikonėlę ir štai mūsų aprašas yra mums paruoštas, belieka nusikopijuoti ir pateikti literatūros sąraše. Šis aprašas nėra taip pat pilnas, kadangi tai yra elektroninis šaltinis, ieškosime papildomos informacijos. Vėlgi atsidarome pilno teksto dokumentą, atsidarom pasirinktą straipsnį ir štai matome, kad šis straipsnis turi jam suteiktą tą nuolatinį skaitmeninį identifikatorių, kurį, kaip minėjau, mes pažįstam iš 3 raidelių DOI. Ir nusikopijavę štai šį elektroninį adresą pasipildome savo bibliografinį aprašą literatūros sąraše. Semantic Scholar mokslinės informacijos paieškos sistema. Grįžtame į paieškos vartus. Yra sistemos, kurios nors mokslo srities informacijos poreikiams tenkinti. Tai pavyzdžiui, PubMed Central yra medicinos srities informacijos šaltinių paieškos sistema. Čia galime atsirinkti atvirosios prieigos mokslinius šaltinius, naudotis MESH, medicinos terminų tezaurų ir kitą. Taigi aktyvuojam štai adresą. Ir čia vėlgi mes galime įsirašyti norimą užklausą, paprasta atlikti paiešką, bet, kaip ir minėjau, išplėstinė paieška galbūt suteiks išsamesnę, vertingesnę informaciją. Spaudėme išplėstinė paieška. Čia galime tikslinti visi laukai, pakeisti pagal autorių, knygas pasirinkti pagal datą, žurnalus. Pasirinksime title pavadinime, įsirašysime norimą užklausą, oda, skin. Dabar dešinėje pusėje galim pasirinkti loginius operatorius. And labai susiaurina paiešką, jeigu mes pasirinksim kelis raktinius žodelius. Or išplečia ir not pašalina šaltinius su nepageidaujamais raktiniais žodžiais. Tai dabar mes atliksim paiešką įsirašę oda. Pasirinksim loginį operatorių AND, štai mūsų raktinis žodis atsirado paieškos lauke ir jungsime pasirinkę raktinį žodį medicina arba vaistai. Gerai, dabar ieškome su AND loginiu operatoriu ir štai gauname 60 rezultatų su mūsų pasirinktais kriterijais. Pat labai svarbu pasirinkti kairėje pusėje, kad rodytų tik free form, tai yra pilno teksto, tik tai laisvai prieinamus, na ir neabejotinai 5 metų senumo. Jeigu norime retrospektyvinės informacijos, be abejo galėtume pasirinkti platesnį laikotarpį, diapazoną. Taigi dabar pasižiūrėsim, kaip keisis mūsų rezultatai, kai mes vietoj loginio operatorio AND įsirašysime OR arba. Tai turėjome 60 rezultatų ir matome, kad mūsų rezultatuose pavadinė yra abu žodžiai. Turi būti ir oda, ir medicina. Tai dabar mes įsirašėme loginio operatorių OR arba ir spaudžiame ieškoti. Tai štai mes gauname
ten 60 rezultatų buvo, dabar 38 000, tai reiškia tikrai daugiau. Paieška galėtų būti rezultatuose tik tai vienas kažkuris žodis arba gali būti abudu, bet jau yra netokia tiksli paieška, jeigu mes norim susijusių ir to žodelio ir kito pavadinime. Dabar jeigu mes, tarkim, norime, kad būtų oda, bet ne vaistai arba ne medicina, tai mes naudosim loginį operatorių not, kurie pašalins būtent susijusius su medicin raktiniu žodžiu visus šaltinius ir štai spaudžiame ieškoti, gauname beveik 17 000 rezultatų. Štai taip keičiasi mūsų rezultatai ir be abejo keičiasi mūsų šaltinių pavadinimai ir patys šaltiniai, patys tyrimai. Tai mes galime valdyti paiešką būtent pasirinkę loginius operatorius. Pasirinkėm dabar norimą straipsnio pavadinimą, spaudžiame patį pavadinimą ir šiame puslapyje dešinėje pusėje mes matome nuorodą į pilno teksto dokumentą, kurį galime atsiverti. Gali būti viena nuoroda, gali būti 3-4 nuorodos, bet tai yra tas pats šaltinis, tas pats mūsų pasirinktas straipsnis, bet jis gali būti publikuotas skirtingose duomenų bazėse, būtent priklausančios PubMedui. Tai šioje vietoje mes atsiveriame pilno teksto dokumentą, skaitome, analizuojame ir pasiėmėm tą esminę vertingą informaciją, kuri mums tikrai labai svarbi, peržvelgiam grafikus, paveikslus, kurie galbūt adaptuosim ir naudosim savo rašto darbuose. Site ikonėlė mums jau komunikuoja apie tai, kad mes čia gausime mums paruoštą APA stiliaus aprašą. Spaudžiame site ikonėlę, įsitikiname, kad stilius yra APA, kadangi čia jų yra daugiau mokslinių stilių, APA ir belieka nusikopijuoti aprašą literatūros sąrašui. Štai taip greitai mes turim visą reikiamą informaciją ir mums pakankamai laiko lieka analizai būtent konkrečios informacijos ir kaip pagalvoti, kaip mes ją įdomiai integruosime į savo rašomus tekstus. Grįžtame atgal. Taigi, paieškos vartai. Jeigu naudojatės šiais paieškos vartais, pastebėsite, kad čia nerasite kai kurios informacijos, kaip teisės aktų, įvairios statistinės informacijos, kultūrinio ir intelektinio paveldo, na ir kitos galbūt jums vertingos informacijos. Taigi, todėl mes grįžtame į viršų. Viršutinėje meniu juostoje pasirenkame ištekliai, elektroniniai ištekliai. Vėrusiame puslapyje pasirinksime atvirosios prieigos ištekliai studijoms ir mokslui. Atvirosios prieigos šaltiniai paieškos sistemose. Taigi, Kauno kolegijos virtualioje bibliotekoje pasirinkus atviroji prieiga, taip pat galime atsiverti tik atvirosios prieigos elektroninius šaltinius. Ta patį galime pasirinkę atviroji prieigą, pasirinkti ir ELABA virtualioje bibliotekoje, tai yra Lietuvos akademinėje virtualioje bibliotekoje, gauti būtent atvirosios prieigos šaltinius, Lietuvos ir užsienio mokslinius atvirosios prieigos šaltinius. Google Scholar ir PubMed Central mes ką tik peržvelgėme, taigi atvirosios prieigos mokslinius straipsnius tarptautinėse duomenų bazėse galime atsiverti taip pat Kauno kolegijos virtualioje bibliotekoje, tiesiog aktyvuojam nuorodą ir štai ten randame ieškomą informaciją. Jeigu jums reikia netipinių informacijos šaltinių rūšių, pasirinkite Open Door registrą. Aktyvuojame adresą. Ir šiame puslapyje mes atliksime išplėstinę paiešką. Spaudžiame išplėstinę paiešką, norėdami pasirinkti daugiau paieškos kriterijų. Pasirinksime duomenų rinkinius, taip pat inžineriją ir su tais kriterijais paprašysime paieškoti mums duomenų. Štai šiame atsivėrusiame puslapyje matome tyrimų duomenis, aktyvuojame. Ir jau matome nuorodą į mūsų pasirinktą informaciją.
Atsivėrusiame puslapyje mes matom tikrai labai daug informacijos, kuri gali būti mums labai įdomi, vertinga ir svarbi. Tai gali būti fizinė informacija, žemės mokslų, biologija ir kitos sritis, kurios gali būti tikrai įdomios. Galime peržvelgti paskutinius duomenų rinkinius, kurie yra pateikti paskutiniu laiku. Tiesiog spaudžiame ant pasirinkto pavadinimo. Štai čia galime gauti, atsisiųsti norimą informaciją ir ne tik mes matome site ikonėlę, kuri mums leis gauti sudarytą būtent bibliografinį aprašą, jeigu mes naudojame konkrečius duomenis, pasirenkame APA stilių. Ir štai mums jau paruoštas yra bibliografinis aprašas literatūros sąrašui pagal APA taisyklės. Štai taip greitai, puikiai mes valdome informaciją. Grįžtame atgal. Atvirosios prieigos mokslinius žurnalus, taip pat atvirosios prieigos elektroninės knygas mes taip pat galime atsiverti per kolegijos virtualią biblioteką. Bet jeigu norime pasirinkti konkrečią vietą, galim štai ir čia atlikti paiešką. Atvirosios prieigos moksliniai žurnalai, aktyvuojame adresą ir čia šiame puslapyje galime pasirinkti žurnaluose arba straipsnių iš karto ieškoti. Taigi, belieka įsteigti norimą užklausą į paieškos lauką, pastebėsime, kad paieškos procesas tikrai yra labai panašus. Reikia pasirinkti dabar norimus kriterijus, kad ieškotų ne visose laukuose, galbūt mes sukonkretinsim paprašydami pavadinime, galbūt ieškosime santraukos, pagal temą autorių pasirinksime pavadinimą ir paprašysime ieškoti. Tai gavome rezultatus, tai beveik 7600. Taigi dabar mes galime tikslinti paiešką puslapio kairėje, pasirinkę temą, potemę, taip pat žurnalo pavadinimą, galim pasirinkti publikavimo metus ir kitus norimus kriterijus. Vėliau pasirenkame jau norimų pavadinimo straipsnį, peržvelgime būtinai raktinius žodžius, kuriuos rekomenduoja, tai gali būti susijęs su mūsų paieška, su mūsų esminė informacija, vėliau atlikti paiešką su rekomenduojamais raktiniais žodžiais. Ir taip pat, kad galime perskaityti daugiau apie konkretų žurnalą, kuriame yra publikuotas mūsų pasirinktas straipsnis. Read online skaityti ikonėlę, kad mums atvertų pilno teksto dokumentą. Taigi štai atsiveriame pilno teksto straipsnį, skaitome, analizuojame, naudojame savo rašto darbuose tiek informacijos, kiek mums reikia. Ir nusikopijavę pavadinimą, kadangi mums reikės bibliografinio aprašo, būtent jį patalpiname virtualioje kolegijos bibliotekoje paieškos lauke tam, kad surastų mūsų šitą atvirosios prieigos straipsnį ir mes galėtume greitai gauti bibliografinį aprašą pagal APA stiliaus taisykles. Štai spaudžiame cituoti, mūsų APA 7 aprašas paruoštas, mums belieka nusikopijuoti ir pateikti literatūros sąraše. Teisingas aprašas yra labai svarbus, kadangi jo vadovaujantis mes pateikiame informaciją tekste šalia informacijos, kurią pateikiame būtent mūsų rašomose tekstuose. Taigi grįžtame atgal ir grįžtame į elektroninius šaltinius atvirosios prieigos elektroninės knygos. Lygiai taip pat mes galim jas atsiverti ir virtualioje bibliotekoje arba pasirinkę konkrečią norimą atvirosios prieigos elektroninių knygų duomenų bazę. Toliau disertacijos. Pasirinksime įvairių užsienio šalių disertacijas, jeigu norim paskaityti daugiau mokslinės informacijos. Štai aktyvuoju nuorodą. Esame nukreipti į EBSCO platformą. Čia galime pasirinkti, įsirašyti norimus raktinius žodžius arba išplėstinę paiešką ir spaudžiame ieškoti. Štai mokslo disertacijas mes galėsim atsiverti būtent EBSCO ir čia mes galėsim taip pat gauti ir bibliografinį aprašą literatūros sąrašui.
Taigi, spaudžiame nuorodą tam, kad atsivertume pilno teksto dokumentą ir spaudžiame pavadinimą, norėdami gauti bibliografinį aprašą literatūros sąrašui. Štai dešinėje pusėje šiame puslapyje yra įrankių juosta, kuri labai svarbi, galime išsisaugoti norimą dokumentą ar taip kitą pasirinkimą, bet Cite ikonėlę paspaudę mes gausime mums paruoštą APA7 stiliaus aprašą literatūros sąrašui. Nusikopijuojam štai šį aprašą, pateikiame literatūros sąraše ir mums čia štai reikalinga papildoma informacija, tai yra elektroninis adresas, kurį mes pasiskolinsime iš kito mokslinio stiliaus, kadangi tai yra tas pats šaltinis, tas pats elektroninis šaltinis, štai nusikopijuoju elektroninį adresą iš kito stiliaus ir papildau literatūros sąraše aprašą, kurį nusikopijavau būtent pagal APA7 stilių. Štai taip greitai, puikiai mes susidarom savo reikiamą informaciją, susirenkam informaciją, taigi dabar grįžtame. Elektroniniai ištekliai ir teisinė informacija. Jeigu mums reikia ieškoti teisės aktų, pasirenkame štai Lietuvos teisės aktų registrą, aktyvuojame adresą. Čia turime žinoti arba raktinį žodį, kelis raktinius žodžius, arba galbūt mes žinome visą pavadinimą. Štai pasiieškosime Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą. Ir dabar sugrįšiu truputį atgal, pasirinksiu tiksli frazę, tam, kad man iš karto rastų būtent šį įstatymą. Na ir paprašysiu ieškoti. Štai mano įstatymas pasirinktas yra rastas. Spaudžiu galiojantį suvestinę redakciją ir štai turiu informaciją, kurios ieškojau. Jeigu randame tą informaciją, kuri yra mums reikalinga ir būtent štai teisės aktus, turėkime po ranka APA7 stiliaus vadovą, kuris įvairius pavyzdžius pateikia būtent kaip sudaryti teisingą aprašą pagal APA7 taisyklės bibliografiniams aprašams, taip pat kaip vadovaujantis bibliografiniais aprašais pateiksime informaciją iš šaltinio nuorodą tekste. Taigi štai teisės aktai, vėliau parodysiu, kaip galime rasti šį informacinį šaltinį. Štai struktūra, kaip turėtų atrodyti teisės akto aprašas. Jeigu yra suvestinė redakcija, vėlgi jisai yra truputį kitoks, papildytas. Tai visų šaltinių tipų pavyzdžiai yra šiame informacinėme puslapyje ir labai aiškiai parodyta, kaip vadovaujantis aprašu, kiek informacijos pateiksime tekste. Taigi, puikus informacinis šaltinis, dabar grįžtame atgal. Elektroniniai šaltiniai, elektroniniai ištekliai ir dabar Eurolexas, tai yra prieiga prie ES teisės, taigi spaudžiame nuorodą. Čia vėlgi labai aiškiai struktūra svetainės, mes galime ES teisės įvairius aspektus peržvelgti, teismų praktiką ir kitus aspektus, arba tiesiog įsirašome norimą užklausą, norimą raktinį žodį ir spaudžiame ieškoti. Štai gavome norimus, kurių mes paprašėme, tarkim, reglamentus. Spaudžiame pavadinimą, be abejo, mes galėjom kairėje puslapio pusėje patikslinti mūsų rezultatus, pasirinkti laikotarpį, kolekcijas, taip pat tipus, bet dabar mes tiesiog gavome tinkamą informaciją, paspaudžiame pavadinimą ir tą informaciją, tą reglamentą šiuo atveju mes galime štai paskaityti savo gimtąją kalbą, lietuvių, pasirinkti norimą formatą HTML arba PDF, ir jį atsisiųsti, išsisaugoti ir nagrinėti tą informaciją, kuri tikrai mums yra labai svarbi. Taigi, toliau teisinių terminų duomenų bazė. Tai yra visomis ES kalbomis, čia galime rasti dominantį terminą kita kalba ir netgi šio termino kilmę. Taigi, pasirenkam, aktyvuojam šį adresą, jeigu mums reikia kažkokio termino,
Įsirašome norimą užklausą, norimą kalbą, tarkim dabar anglų kalbą įsirašiau ir būtent pažymiu, kad anglų kalba, bet norėčiau gauti informaciją būtent lietuvių kalba. Štai taip paprastai spaudžiame ieškoti ir gauname rezultatus, juos galime tikslinti, peržiūrėti daugiau, taigi labai paprasta naudotis, labai patogiai svetainė struktūruota. Grįžtame elektroniniai ištekliai, statistinė informacija. Čia, jeigu ieškome Lietuvos oficialiosios statistikos, tai pasirinkime Lietuvos oficialiosios statistikos portalą, aktyvuojame adresą, taip pat šioje svetainėje labai aiškiai sudėliota informacija, galim pasirinkti rodiklius, klasifikatorius, taip pat mes matome, kad mėnesinis bruto darbo užmokestis, BVP vienam gyventojui, kita informacija, kuri gali būti tikrai labai svarbi, peržvelgti naujausią publikuotą informaciją, pasirinkti norimą aspektą, kaip bendroji statistika, geografiniai duomenys arba kitus aspektus, kuriuos norim peržvelgti, kuriuos norim analizuoti, arba tiesiog paieškos lauke įsirašykime norimą užklausą. Ieškosime Kauno rajono gyventojų ir spaudžiame ieškoti. Štai gauname informaciją, kuri galbūt mums yra labai svarbi, jos galime tikslinti be abejo. Ir štai rodiklytė mums leidžia atsiverti štai šį puslapį, kuriame pateikta informacija, kuri galimai galime atsisiųsti elektroninį variantą. Taigi štai taip greitai rasime tą informaciją, kuri mums yra reikalinga ir vertinga. Taigi labai svarbu žinoti, ko mums reikia ir ko mes ieškome. Eurostatas tai Europos Sąjungos šalių statistikos duomenų bazė. Taigi, kai mes ieškome statistinių įvairių duomenų, taip pat mums nebus pateiktas bibliografinis aprašas, mums reikės pasidaryti patiems tą struktūrą. Tai Lietuvos oficialiosios statistikos portalas, grįžtu į informacinį puslapį, paprasčiausiai mums reikės susirasti statistinės informacijos, būtent pavyzdį. Tai tarkim yra štai statistinė informacija, Lietuvos statistikos departamentas, informacijos pavadinimas ir visa informacija pavyzdys, kiek mums reikia informacijos, būtent, kad mūsų bibliografinis aprašas būtų teisingas pagal APA7 taisyklės ir kaip nurodyti tekste vadovaujantis aprašus. Tai štai statistinės informacijos bibliografinio aprašų sudarimo pavyzdžiai taip pat yra šiame informacinėme puslapyje, kaip minėjau, vėliau parodysiu, kaip jį galime rasti. Tai dabar mes grįžtame į statistinę informaciją, Eurostatas, spaudžiame, aktyvuojame štai nuorodą ir čia taip pat galime duomenų bazėse ieškoti pagal temas tikrai labai plačiai, bet galbūt mums bus greičiau, jeigu mes įsirašysime norimą užklausą ir ieškosim konkrečiai tų statistinių duomenų, kurie mums yra reikalingi. Taigi, gauname rezultatus ir galime juos analizuoti, naudoti savo rašto darbuose, būtent tą informaciją, kuri mums yra labai svarbi. Ir vėlgi primenu, kad mes galime gauti bibliografinį aprašą, tai yra susidaryti jį pagal pateiktus pavyzdžius, kurie yra tam informacinėme puslapyje, informacijos šaltinių, aprašų, literatūros sąrašų ir nurodymų tekste pavyzdžiai pagal APA7 taisyklės. Grįžtame į mūsų atvirosios prieigos išteklių studijoms ir mokslui puslapį. Taigi toliau paveldo ir kita informacija. Tai čia mes galime matyti paveldas LT, tai yra Lietuvos meno kūriniai, knygos, laikraščiai, rankraščių tekstai. Aktyvuojame šį adresą, jeigu norime šios informacijos, galbūt šiaip mums įdomu panaršyti. Galim naršyti įvairiose kolekcijose, tyrinėti žemėlapius, muziką. Taip pat čia galime įsirašyti norimą paieškos žodį, ieškoti parodose, kolekcijose, tinklaraščiuje. Taip pat čia
aktyvavę ikonėlę pirmas kartas e-pavelde, gausime tikrai labai daug aktualios informacijos, jeigu mus domina šis portalas. Tai čia mes galime sukurti virtualią parodą, klausytis muzikos iš natų, pateikti žemėlapį kitaip, sukurti netgi tinklaraštį. Taigi tikrai labai platus diapazonas veiklos, jeigu ji mus tikrai domina. Tai grįžtame elektroniniai ištekliai Europeana. Tai Europeana tai iš tikrųjų išskirtinis portalas, kur pasitelkus paprastą paieškos sistemą arba lankantis virtualiuose parodose mes galime tyrinėti kultūrinį ir intelektinį Europos paveldą. Aktyvuojam adresą ir štai mes čia turime įsirašyti norimą užklausą, norimą raktinį žodį, įsirašysime mada ir štai mes gauname rezultatus. Dabar tą paiešką galime tikslinti, štai dešinėje pusėje filtruoti rezultatus, pasirinkti temą dar išsamiau, pasirinksime mada, taip pat galime pasirinkti dizainerių kolekcijas, štai pasirenkame ir mes gauname rezultatus, kuriuos galime analizuoti, tiesiog mėgautis tą informaciją, kuri mums yra prieinama. Na ir VU bibliotekos kolekcijos, tai suskaitmenintų retų spaudinių, rankraščių, fotografijos, grafikos, kitų duomenų, dokumentų kolekcijos. Aktyvuoju štai šį elektroninį adresą ir matome, kad galime atskirai aktyvavus paskaityti informaciją, kuri mums domina ir galime peržiūrėti ir analizuoti. Čia taip pat, būtent jeigu mes naudojame informaciją rašto darbuose, bibliografinius aprašus, rasime pavyzdžius būtent informacinėme puslapyje, kurį taip pat pademonstruosiu. Taigi, grįžtame į elektroninius išteklius, atvirosios prieigos, mes peržvelgiame visas vietas. Bet jeigu norime pažiūrėti šaltinių bibliografinių aprašų pavyzdžius, pasitikrinti arba galbūt sudaryti pagal APA7 stiliaus taisyklės, svetainės, mūsų bibliotekos svetainės internetinėme puslapyje, viršutinėje meniu juostoje pasirenkame aktualu šioje vietoje, kaip rašyti darbus. Štai aktyvavę šią vietą, mes pasirenkame pavyzdžiai šaltinių citavimui ir literatūros sąrašui pagal APA taisyklės. Čia pasirenkame APA7 taikymo pavyzdžiai įvairioms šaltinių rūšims. Ir štai be abejo mes dabar turėtume pasirinkti būtent tą šaltinio tipą, pagal kurį norim sudaryti arba pasitikrinti, ar teisingas bibliografinis aprašas. Ir vadovautis būtent šiais pavyzdžiais, tikrai mums šis informacinis puslapis greičiausiai turėtų būti po ranka, kad greitai sudarytume arba pasitikrintume bibliografinių aprašų teisingumą būtent savo literatūros sąraše. Taigi, bibliotekos internetinė svetainė, kurioje, kaip pastebėjome, iš tikrųjų galime rasti tikrai visą informaciją reikalingą mūsų rašto darbams.